Sveiki visi, mano vardas Giedrė ir kartu su kolege Ieva nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio Kultūros ministerijoje įgyvendiname projektą tema fizinių asmenų galimybės prisidėti prie kultūros finansavimo. Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos valstybių, kultūros finansavimas vis dar stipriai priklauso nuo viešųjų finansų, tačiau valstybės dotacijos negali iki galo patenkinti esamo finansavimo poreikio. Tai liudija ir kultūros tarybai paraiškų pateiktų statistika ir atskirų kultūros sričių situacija. Tad didesnis fizinių asmenų įsitraukimas į kultūros ir kūrybinių industrijų finansavimą yra tarsi perspektyvi alternatyva galinti prisidėti prie finansinio kultūros sektoriaus tvarumo. Mūsų Kurk Lietuvai projekto eiga buvo suskirstyta į 4 skirtingus etapus, o mūsų pagrindinis projekto tikslas buvo išsiaiškinti, kokiais būdais fiziniai asmenys gali prisidėti prie kultūros finansavimo ir kaip tam sukurti palankesnes sąlygas. Tad siekdamas išsiaiškinti tuos būdus, mes išskirstėme 6 galimybes, kaip būtent visuomenė gali įsitraukti prie šio finansavimo, tačiau atlikę tiek esamos situacijos analizę, tiek užsienio gerųjų praktikų analizę pastebėjome, jog pagrindinis punktas yra tai, jog Lietuvoje trūksta paskatų fiziniams asmenims prisidėti prie kultūros rėmimo. Skirtingai nei tai turi galimybę ir mokestinę paskatą juridiniai asmenys, fiziniai asmenys tokios galimybės neturi. Daugiau apie dosnumo rodiklius ir užsienio pavyzdžius kviesiu pasidalinti savo kolegę Ievą. Ačiū Giedrė, sveiki visi dar kartelį. Taigi pradėkime nuo šiek tiek statistikos. Užsienio praktika rodo, jog mokestinės paskatos turi teigiamą įtaką gyventojų dosnumui. Šalyse taikančiose mokestinės paskatas fiziniams paramos teikėjams pastarieji yra 12% labiau linkę aukoti nei šalyse neturinčiose tokių paskatų. Naujausio pasaulio dosnumo indekso duomenimis tik 19% Lietuvos gyventojų teikia piniginę paramą. Pagal šį rodiklį esame 109 vietoje iš 142 pasaulio valstybių. EBPO tyrimų duomenimis taip pat esame viena iš 4 Europos valstybių, kartu su Rumunija, Vengrija bei Slovakija, netaikančių mokestinių paskatų fizinių asmenų teikiamai paramai. Šiuo aspektu Lietuvoje turime tam tikrą nelygybę fizinių asmenų atžvilgių, nes juridiniams paramos teikėjams, kaip jau minėjo Giedrė, yra taikoma pelno mokesčio lengvata. Viena iš pasaulyje plačiai paplitusių paramos skatinimo priemonių tai gyventojų pajamų mokesčio lengvata paramą teikiantiems fiziniams asmenims. Tokia skatinimo sistema jau ne vieną dešimtmetį taikoma mūsų mažoje kaimynėje Estijoje. Lengvata veikia mokesčio atskaitos principų, tai reiškia, kad gyventojai turi galimybę atskaičiuoti suteiktą paramą iš apmokestinamų pajamų ir taip susimažinti gyventojų pajamų mokestį. Estų statistika rodo, kad asmenų teikiančių paramą skaičius šalyje nuolat auga. Tai reiškia, kad sistema pasiteisina. Tuo tarpu Jungtinėje karalystėje yra taikomas gan unikalus modelis Europoje. Tai yra skatinimo mechanizmas veikiantis lygiaverčio finansavimo, angliškai vadinamo match funding principu. Pagal šį modelį gyventojų paaukotos lėšos yra proporcingai didinamos biudžeto lėšomis. Taigi rėmėjai yra motyvuojami netiesioginė finansinė grąža, o žinojimu, kad jų pasirinktai organizacijai suteikta parama bus padidinta valstybės lėšomis. Šias ir kitas alternatyvas mes nagrinėjome ir apskritojo stalo diskusijos metu su suinteresuotomis šalimis bei viešojo sektoriaus atstovais. Išsakyti lūkesčiai, nuogąstavimai ir praktiniai paramos skyrimo aspektai padėjo išsigryninti esminės rekomendacijas, kurias mes išskyrėme į 2 pagrindinės kryptis. Tai valstybės strategija ir teisinis reguliavimas bei komunikacija ir kompetencijų kėlimas. Pagrindiniai mūsų siūlomi sprendimai yra mokestinių paskatų fizinių asmenų paramai sukūrimas, paramos rodiklių stebėsenos sistemos sukūrimas bei visuomenės sąmoningumo kėlimas per edukaciją mecenatystės tema. Ačiū, kad klausėte, tai yra viskas, kuo norėjome pasidalinti šį kartą.
Plačiau su mūsų projektu galite susipažinti Kurk Lietuvai interneto puslapyje.